Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Dabar Lietuvoje viskas susiję tik su kamuoliais. Ne, ir iš tikrųjų labai teisingai, nes mūsų kamuolys bumsi ir jisai šiandien bumsės per Nemakščius, Viduklę, Kryžkalnį ir gal dar kažkur pakeliui sustosime. Jo, galutinis tikslas yra Raseiniai, kur aš tikiu, kad mūsų lauks nemažai mūsų norinčių pasitikti. Vežam naują partiją žaidėjų, jie jau, aš matau, kad netrukus tikriausiai keis tuos, kurie bėga. Ir vyrai, kaip jaučiatės? Gerai. Varom dabar užpulsim šiek tiek vietinius darbuotojus. Labai įdomu, ar čia žmonės varo už Lietuvą. Pasas. Kraunam į kamuolį viską, ką turim. Sakykit, ar čia yra Lietuvos rinktinės sirgalių? O, visi sirgaliai čia kiek yra mūsų. O sakykit, koks turi būti tikras Lietuvos rinktinės krepšinio sirgalius? Turi būti visų pirma pats žaidžiantis krepšinį, mylėti Lietuvą, būti patriotas, ir ką, palaikyti visus. Ir garsiai rėkti turbūt. Ir garsiai rėkti. Varom už Lietuvą! Kągi, prie karavano prisidėjo dar vienas toks nestandartinis automobilis. Sakykit, ar varot už Lietuvą? Tai aišku. Kaip tas kamuolys rankutėse laikosi? Apvalus, gerai viena, smagu dirbti. Aš matau, kad iki mus pasitinka tikrai svetingai. Labą dieną. Laukiame jūsų. Raseiniuose apsilankėm, čia mūsų tiko tikrai fantastiškai, turiu pripažinti. Ir kamuoliukas jau nukeliavęs šiandien savo kelelį, eina pogulio miegelio. Klausykit, ar varot už Lietuvą? Teisingai. Varauju, varysiu.